Aš galvoju, kad tu paklausi manęs. Tai mūsų šeima per kūčias turim tokią tradiciją, susirenka visi seneliai, anūkai, tėvai, vaikai, gaunasi apie 20 žmonių ir, reiškia, pasimeldžiam, suvalgom kelias, prisimenam žmonės, kurie nebėra su mumis ir tada ir laikomės visų tradicijų, kaip ir visi lietuviai. Pasakyk, ką norėtum gautum dovanų? Gražuolė Leilė Barbie. A tu čia rimtai? Kalėdos man asocijuojasi su šeima, kalėdų eglute, kalėdų seniu ir šventinė nuotaika. Pirmiausia, aišku, sniegas būtų, mandarinai, filmai kalėdiniai, taipogi eglutė, bet man asmeniškai labiau sakyčiau, tai šeimos šventė. Mūsų tradicija yra puošti tik natūralias eglutes, nes jos dažniausiai būna natūralios, o mes norime natūralių kalėdų, kad būtų nesuvaidintos emocijos. Maža per pačias kalėdas gavau nuostabią dovaną, kurios dar iki pašioliai negaliu pamiršti. Tai buvo mažas ir nuostabus šuniukas. Tu su šeima stengiamės laikytis tradicijų ir visi susėdame prie stalo ir taipogi stengiamės paragauti visus 12 patiekalų ir taipogi šnekučiuojamės ir visi laukiame kalėdų ryto. Vienas netikėčiausių įvykių mano gyvenime yra nutikę praeitais metais per kalėdas, kai grįžo netikėtai mano sesuo iš užsienio ir tą patį kūčių vakarą pradėjo snigti. Suprask, Tikėk. Kurk, Siek. Svajok, Gerbk. Atleisk. mylėk. o kalėdinis stebuklas ateis. O Dieve, tikrai reikia.